balandėliai kitaip. Pilamas alyvuogių aliejus, pakaitinamas, įdedami smulkinti svogūnai, česnakai, pomidorai. Viskas gerai apkepinama, dedama cukraus ir druskos, pilama šiek tiek balto vyno. Troškinama 10-15 minučių. Baigiant troškinti, sudedami garinti kopūstai ir dar troškinama 50 minučių. Baigus troškinti, viską sutrinama plaktuvu ir perkošiama per sietelį. Svogūnai susmulkinami ir kepinami alyvuogių aliejuje. Į apkeptus svogūnus dedami ryžiai ir pakepinami. Į kepintus ryžius pilamas baltas vynas ir nugarinamas. Maišant pilamas sultinys, kuriame virė kopūstas. Sultinys pilamas po truputį, leidžiant, kad ryžiai jį sugertų. Svarbu visą laiką maišyti ryžius. Prieš baigiant virti, į ryžius sudedami virti kopūstai, tarkuotas sūris ir sviestas. Avokadas nulupamas ir sutrinamas plaktuvu. Į trintą avokado masę išspaudžiama laimo vaisiaus sulčių ir dar kartą gerai išmaišoma. Krevetės kepamos įkaitintoje keptuvėje 2-4 minutės. Baigiant kepti krevetės apšlakstomos baltų vynu. Vištiena sumalama su saliero stiebais, morkomis, svogūnais ir grietinėle. Gauta masė purškiama ant kumpio juostelės ir formuojamas dešrelės formos ritinėlis. Verdama kopūstų sultinyje 3-5 minutės, vėliau supjaustomos krituliais. Būkite atsargūs su druska, kadangi sūrus kumpis perduos druskos maltai vištienai.